Kolegos, Ukrainoje vykęs didysis badmetis Holodomor yra Europos istorijos dalis, kurios nevalia pamiršti. Įsitikinęs, kad Holodomoras turi būti tarptautiniu mastu pripažįstamas kaip Sovietų Sąjungos vykdytas ukrainiečių tautos genocidas. Tai tik viena iš visą Sovietų Sąjungos gyvavimo laikotarpį vykdytų nusikaltimų prieš žmoniją viršūnių. No translation? Okay. Informacija apie šią Ukrainos žmonių tragediją buvo kruopščiai slepiama. Net Europoje menkai žinoma, jog vienas žiauriausių 20-ojo amžiaus nusikaltimų vykdytas ne kažkur, o čia Europoje ne karo metu. Milijonai Ukrainos žmonių tapo dirbtinai sovietų valdžios sukelto bado aukomis. Sovietinio totalitarinio režimo sunaikinti valstiečiai reiškia ir ukrainiečių tautinio tapatumo krizę. Todėl, pirma, turime pasmerkti režimo gynėjus buvusiose Sovietų respublikose neigiančius šio ir kitų komunistinio laikotarpio nusikaltimus. Antra, privalome palaikyti Ukrainos siekį, mūsų būsimos kolegės siekį, kad tarptautiniu mastu būtų pripažintas šis ukrainiečių tautos genocidas. Trečia, Holodomoras tik vienas iš komunizmo nusikaltimų. Komunizmo, kurio nusikaltimai neišvengiamai dar turi sulaukti antrojo Niurnbergo.